Tai sugalvojau, nufilmuosiu savaitę su manimi ir čia bus ne paskutinė savaitė, nes kaip ir sakiau, anam video išaiškinau kodėl, nes tiesiog neturėsiu ką filmuoti. Tai va, tai sugalvojau, dabar padarysiu savaitę su manimi ir šiandien turi ateiti pas mumis močiutė. Va tokie planai. Šiaip mano šeima išvažiavo, nes ten mašiną kažką reikėjo ten padaryti ir jie nuvažiavo dar į parduotuvę, jiems kažką reikėjo nusipirkti. Tai man tai ten nebūtų nieko pirkti, tai nevažiavau, mėgausiu. Tai vat, tai jo, šiandien kaip ir nieko labai tokio neveiksim, tiesiog kad močiutė ateis. Bet aš jau pradedu galvoti, kokią man šukuoseną darytis tą rugsėjo 1. Aš nežinau, nu tipo, galiu įsileisti, bet kažkaip ne taip atrodo. Ir gal pasidaryčiau tą šukuoseną, tada be žodžių, nu aš neįsirenku. Tai man jau reikia skubėti, nes jau kitą sekmadienį rugsėjo 1. O Dieve. Labai nelaukiu. Tai iš tikrųjų gavosi taip, kad mes švęsim rugsėjo 1, ne rugsėjo 1, o rugsėjo 2. Tai nežinau, ar čia visose mokyklose, bet kiek žinau, tai visose. Tai va, tai biški, aš tada dar nežinau, biški durnelė kažkokia, kad sekmadienį rugsėjo 1. Bet žodžiu, jo, bus rugsėjo 1 pirmadienį. Tai va. Bet žodžiu. Tai va, tai reikia man susigalvoti. Jo, tai va tiek va turiu dabar pasakyti, daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Vėliau susitiksim. Žodžiu, biškai pasikeitė planai, tai dabar važiuosim maudytis, žiauriai karšta, aš taip sušilau. Ir tada vėliau šitą tvarys. Tai jau yra antradienis, nu jums taip gaunasi video, bet aš iš tikrųjų filmuoju ketvirtadienį, kitą savaitę, aš jau kitą savaitę ketvirtadienį filmuoju antradienio video. Pažiūrėkite iki galo, nes suprasit, kodėl taip sakau. Tai dabar mes esam parke, dabar yra maždaug 11:30 ir mes išėjom anksčiau dėl to, kad vėliau bus žiauriai karšta. Tai dabar, kol dar taip vėsu, tai išėjom dabar. Ir tada vėliau grįšiu, pasidažysiu. Ir tada vėliau, bet jau daug laiko, daug valandų dar reiks laukti, nes man tik 5 šokiai. Ir tada, nu kaip sakau, šokiai bus. Tai va, ir šiaip jau turėjo paskelbti, kas kokias komandas pateko, bet jeigu nepaskelbė, tai reiškia, tu dar turėjai ketvirtadienį. Tai gerai, tai turėsiu dar vieną šansą dar geriau pašokti. Tai va, tai tiek turiu pasakyti. Sutiksim vėliau. Taigi, aš jau pasiruošiau šokiams. Kol mama atvažiuos manęs pasiimti, liko kažkur apie 20 minučių. Nu, tai tipo, kaip aš ir jau esu susiruošus, tai man nėra ką ruošęs. Parodysiu savo fituką dienos. Tokia maikutė. Aš nežinau, jūs niekada nematot manęs pusę. Gal taip geriau? Jo, tokia maikutė. Užsidėjau šitaip, susikišau. Jo, man žiūri šito patinka maikė, nes jinai tokia tiesiog vasarą su ja būti yra žiauriai gera, ypač kai karšta, o šiandien žiauriai karšta. Tai va, ir tokios kelnes, kurias jau matėte. Užsidėsiu batus tokius rožinius. Ir aišku, persidėsiu batus, kai ten šoksiu. Tai va. Jo, aš iš tikrųjų žiauriai laukiu šokių, nes tiesiog, aš dar galvoju, gal tipo mes šokius, nes su mokslais nelabai tipo galiu suderinti, bet pabandysiu, pažiūrėsiu, nes jau mums viena klasiokė atsiuntė tvarkaraštį ir eik tu savo. Aš žinokit, aš noriu apsiverkti, žinokit. Ten vos ne kiekvieną dieną po 8 pamokas ir tik 2 dienas po 7.
Ir dar kažkokie ten gyvenimo įgūdžiai atsirado ir dar kažkoks, nežinau, kažkoks. Bet informatika atsirado vėl, nes mums 8 klasėje nebuvo. Aš negaliu, žinokit, nusišausiu. Ne, tai negaliu sakyti. Bet jo, aš taip nenoriu į mokyklą. Aš galvoju, o kaip fainai, žinot, ateisiu visą gražiai susiruošiu. Bet kai atsiuntė tą tvarkaraštį, aš tada galvoju, aš neįsiu, ne, aš nenoriu. Aš žiauriai nenoriu tą mokyklą, jūs neįsivaizduojat. Čia yra žiauru. Ir mums prasidės 10:30. Nu, tai tipo. Tai galėsiu įsimiegot, bent tas gerai. Ja. Aš taip nenoriu. Tai vat, baigsiu šnekėt, nes aš labai daug dabar šneku. Taigi jau trečiadienis ir kaip matot susiruošus važiuosim tuoj mamos mašiną. Ir gavau batus, jau šįkart geresnį dydį paėmėm, tikiuosi, kad bus geras, tai pažiūrėkim. Pažiūrėkit, kokie batai. Jo, tokie. Žiauriai gražus, man patinka, kad čia pasirodo rožinė, man galvoju, kad šviesa bus kaip kreminė. Bet gerai, dabar reikia užsidėti kažkur juos. Aš tikiuosi, kad jie tiks, nes jie turėtų būti mano rugsėjo 1 batai. Aš labai tikiuosi. Gerai, pabandom užsidėti. Eiktų savo, aš taip jau. Aš taip tikiuosi, kad bus gerai su batais. Žiauriai patogus. Eiktų savo. Pala. Čia dar pasirodo gali ir mėlynus raištukus. Tai žiauriai gerai. Žiūrėsiu visą laiką pagal savo nuotaiką. Šiandien feelinu pink. Taip. Tada su rožiniu. Bet šiaip kol kas vieną užsidėjau, tai atrodo geras. Palaukit, tai užsidėsiu. Žinokit, vaikštam žiauriai gerai. Keistas garsas toks. Žiauriai gerai. Taip atrodo. Labai gražus. Gerai, mamai pasakysiu. Aš biškai įsijungiau šviesos, kad matytumėt. Tai žodžiu, pasitarėm ir sakom, kad pasiliksiu šitus batus. Žiauriai gerai, tik biškai kažkas ten negerai, biškai spaudžia vieną pirštą. Nu, žodžiu. Nėra tai, kad jis didelis yra dydis ir man gerai. Bet žodžiu, manau, prasivaikščiosiu ir bus gerai. Tai žinokit, prasivaikščiau ir tikrai iš tikrųjų labai geri ir patogus. Tai vat, tai batai jau rasti rugsėjo 1, kelnes irgi. Tik beliko susigalvo kokį šukuoseną. Bet manau, gal aš šitaip visai. Pažiūrėsim. Tai vat, dabar važiuoju, jau turiu varyti. Ata! Su savo mamyte gražiausia. Neleido brolis eiti su mama nusipirkti kvepalų. Ne mano mamai. Nes va turim su eiti į aikštelę. Tai dabar einu. Tai jau grįžau namo, kaip matot, susivėlus ant rožų. Tai buvom nuėję ledų ten nusipirkom į tokią parduotuvę, kur sakiau saustėje, kad neįtumėt. Bet brolis norėjo, tai nuėjom. Ir tada mes važiavom pavalgyti, tai aš būčiau nufilmavus, ką valgiau, bet aš prisiminiau tik tais, kai jau ten keli kąsneliai liko. Tai žodžiu, vištieną ėmiau, ten kepsnelis ir friburvičių ir daržovės ir Coca-Cola. Tai va, ir paskui, prieš tai mes nuėjom į kvepalų parduotuvę ir tipo mama nusipirko. Ir aš nusipirkau. Mama nupirko, nes žiauriai man patiko. Tai vat tokie kvepalai. Labai faini. Čia jie tokie vasarai. Pandora Sense Bombinate. Summer. Nu tai jo.
Tai aišku, kad vasara baiginėjasi į pabaigą, bet... Graži labai dėžutė. Ir mano mama, kur nusipirko, jos irgi, ta prasme, žiauriai. Aš nufilmuosiu irgi. Parodysiu. Wow, klausykit. Su kokiu kaspinėliu rožiniu. Žiauriai gražus. Gerai. Čia nauja dar. Tai aišku, kad bus nauja. Labai gražus. Čia toks juodas kažkoks. Kažkokia įlikė juosta. Ai, čia priklijuotas. Geras. Toks kamštukas irgi toks prabangus. Labai geras kvapas. Dabar tai neužodžiu, nes naujas. Reiktų papurkšti. Bet jo, tai labai gražus. Ačiū, mamyte. Tai va tokie kvepalai. Tokia spalva, lyg rožinė, lyg violetinė, lyg oranžinė, geltona. Kažkas va tokia, tai va. Ir tiek. Ir manau, jau čia nieko daugiau nebuvo. Ai, dar pasivaikščiom, tai matėm, kad tenais vaikų varžybos buvo, ten mažiukų. Tai, jo, fainai buvo žiūrėt. Nors ten biškį pažiūrėjom. Tai va, ir viskas. Daugiau tiek. Tai, manau, susitiksime rytoj. Taigi, šiandien yra jau ketvirtadienis. Ir aš pamiršau parodyti jums vakar mano mamos kvepalus, tai mėsiu nuotrauką. Bet kamera esmė, kad ten dėžutė išmetė. Tai nespėjau nufotinti su jam. Tai va. Ir žodžiu, viena yra tokia problemėlė. Problemėlė, ne taip pasakiau. Tai kad aš nelabai gerai jaučiuosi. Ir moteris supras. Bet kamera esmė, aš nežinau ką daryti, nes man šiandien yra atrankos ir aš turiu juose būti. Taip, jeigu nenueisiu vieną kartą, nebus gal tai blogai. Mama sako, gal neik, nes gali būti blogiau. Bet jeigu aš nenueisiu, aš tada blogai jausiuos, kad nenuėjau. Tai aš nežinau, ką man daryti. Aš bandau save kažkaip įtikinti, kad viskas bus gerai ir varyt. Tai jeigu ne, aš nežinau, ką daryti. Man taip reiktų pagalbos. Nu, aš gavau pagalbą iš mūsų. Bet tai vis tiek, aš nežinau, aš neapsisprendžiu. Nu tai, žodžiu, einu, pradėsiu ruoštis, tenais pasidažysiu. Vis tiek dar 2 valandos liko iki treniruočių, tai tikrai turiu laiko apsispręsti. Tai per tą laiką pasidažysiu. Plaukus susirišiu, apsirengsiu. Jaučiu. O gal tik dabar pasidažysiu ir vėliau apsirengsiu. Nu, pažiūrėsiu. Ir tada jau kaip apsispręsiu, aš jums pasakysiu. Tai va. Tai vis dėlto, kaip matėt, važiavau į šokius ir gerai iš tikrųjų buvo. Tiesiog viskas gerai buvo. Tai va, tai nusipirkau ledų, nusipirkau gazuoto vandens, mineralinio. Gazuotas mineralinis. Nes man labai pradėjo patikti ir aš jį vien tik geriu. Ir tada guminu. Bet aš nežinau, pažiūrėsiu ar valgysiu. Tai va. Tai jo, ir dabar tiesiog žiūrėsiu televizorių ir kokios gražios akys. Jūs nematot, pala. Nu taip nesimato. Gerai, bet tai vat. Ja. Manau, rytoj pafilmuosiu, nes daugiau kaip ir neturiu. Ja. Nu jau labai lengvai. Tai šiandien jau yra penktadienis ir mes važiuosim. Tai parodysiu savo fituką. Žodžiu, žuikuoda, juoda markė, šortai, palaimėsi matysiu. Šortai mėlyni, tada batai. Šitie va, Adidas, ne Adidas. Ir tokios 2 baltos apyrankės ir tokia raudona. Tai vat.
Ir dabar važiuosim. Šiandien šiaip yra daug dalykų, kurių mes turim pasidaryti. Tai gerai, nes jūs daugiau pamatysit. Tai va. O dabar važiuosim į tokį kioskelį ir mamai reikia pinigų pasimti. Tai va. Ir tada nagu. Va tokie mamos nagučiai, labai gražus. Dabar nuvažiavom į kioskelį, nes reikia nusipirkti dešros karštiems sumuštiniam ir dešrelių. Bet kame yra esmė, būtumėm važiavę į turgų dėl to, kad tenais yra tokie, kaip pasakant, trapučiai ir jie yra sveikuoliški ir tiesiog man žiauriai patinka. Bet kame yra esmė, kad mes labai daug prisipirkom iš Lidlo ir tiesiog žiauriai daug sneksų, tai mes nevažiuosim. Tai vat. Tai tiek. Nemanau, kad šiandien kažką dar daugiau veiksim, bet jeigu kažką veiksim, tai tikrai nufilmuosiu, kaip pavyzdžiui vakar gavosi neplanuotai. Tai šiandien yra jau šeštadienis ir mes esam kaime. Ledus valgau tokius, labai skanus. Tai jo, žiauriai pavargau ir jo. Šiaip tai kaip matėt, atvažiavom nagyčių pavalgėm ir tada ten maudėsi, aš biškį pabraidžiau ir viskas. Jo. Tai jeigu kažkas dar bus, tai nufilmuosiu. Būtinai. Vėl aš su tokia kepurė. O dar galima būtų dar? Kokio gražumo bažnyčia. Ir aš biškį nesuprantu, kuri. Ar į tą eina, ar į šitą. Na šitą tokia mažesnė, bet tokia jo įdomi. Čia ir pabaigsiu video. Tikiuosi, kad jums patiko savaitė su manimi. Ir iš tikrųjų vienas yra toks dalykas, kai matėte, aišku, kad aš antradienį filmavau. Tai yra tame esmė, kad aš iš tikrųjų tą savaitę, kur filmavau visą savaitę su manimi, aš pamiršau antradienį filmuoti, todėl kitą antradienį filmavau ir įdėjau. Jeigu supratot, tai supratot. Tai vat. Tai tiek. Tai jo, manau, čia jau pabaigsiu iš tikrųjų, nes daugiau neturiu ką pasakyti. Tai nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao!